Sveiki, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šį kartą su jumis noriu atlikti tokį kaip ir eksperimentą ir išmėginti, kaip veikia šis Long for Lashes blakstienų serumas iš kompanijos Okeanika. Taip taigi aš jau perskaičiau visas instrukcijas ir vienas dalykas man šiek tiek kelia nerimą, nes kažkodėl instrukcijose tai apibūdinamas tarsi kaip antakių serumas, visur čia ant pakuotės parašyta Eyelash Enhancing Serum, bet instrukcijose visur minimi antakiai ir netgi parašyta, kad arti akių nederėtų naudoti šios priemonės. Tad, nežinau, šiek tiek kelia nerimą, bet aš tikrai ne pirma, kuri naudoja šį serumą blakstienoms, tad turbūt nieko blogo nenutiks. Ir apskritai šitas serumas žada sustiprinti blakstienas, jas pailginti ir padaryti storesnes. Tad žiūrėsim, kaip man sekasi. Ir dar prieš pradedant šį eksperimentą turbūt turėtų paminėti, kad mano blakstienos tikrai nėra nei storos, nei ilgos, nei kažkokios ypatingos, jos tikrai yra gan trumpos, tad jeigu ši priemonė suveiks, aš tikrai nudžiugsiu. Taigi, praėjo kažkur daugiau negu savaitę, kai aš pradėjau naudoti šį Long for Lashes blakstienų serumą. Ir iš tiesų, ką galiu pasakyti, kokie mano pastebėjimai. Tai kol kas nepamačiau nei labai ilgesnių blakstienų, nei kad jos būtų storesnės ar kad jų būtų daugiau. Na, galbūt dėl to daugumo. Tarkim, kai vakare nusivalau makiažą, dažnai ypač blakstienų tušą pastebiu, kad išbyra tų blakstienų, bet kai pradėjau naudoti šitą serumą, man atrodo bent jau taip, kad jų išbyra kur kas mažiau negu paprastai. Tai va, tai galbūt pliusas ir jos iš tiesų ima stiprėti, bet kažkokio labai aiškaus ir matomo pokyčio aš dar nepastebėjau. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra, kad kartais jeigu ne taip taikliai pataikau, tai yra patepu labai arti tos blakstienų augimo linijos, kartais šitas produktas man graužia akis. Tad merginoms, kurios turi labai jautrią odą aplink akis ir apskritai akis, tai vertėtų būti atsargams su šituo serumu ir manau apskritai su visomis priemonėmis. Tai tą vertėtų turėti omenyje. Ir turbūt kol kas daugiau pastebėjimų neturiu ir susitiksime kiek vėliau, galbūt jau po mėnesio. Taigi jau praėjo kažkur mėnesis nuo tada, kai pradėjau naudoti šį Long for Lashes blakstienų serumą ir kokiegi būtų mano pastebėjimai. Dėl to žadėto ilgų blakstienų efekto aš nežinau, aš nelabai pastebėjau, kad mano blakstienos būtų smarkiai pailgėjusios, galbūt šiek tiek. Labiausiai, kur aš matau skirtumą, tai yra jų tankume ir galbūt storume, jeigu taip galima pasakyti, nes man bent jau atrodo, kad jų yra daug daugiau ir šiaip jos man nebe taip dažnai krenta ir, na, jeigu taip galima pasakyti, atrodo sveikiau. Tad tokie būtų mano pokyčiai ir pastebėjimai. Dar turiu šiek tiek likusio šito serumo, todėl naudosiu toliau, nes iš tiesų jis man patiko ir į blogąją pusę tikrai nieko nepadarė ir jeigu kažką pakeitė, tai tik tai viskas tik geriau. Tad tikiuosi, kad šis video jums patiko, buvo naudingas ir įdomus ir iki kito susitikimo. Iki!